Sveiki visi! Šiandien pasigilinsim į vieną CSS funkciją, kuri, patikėkit, ilgą laiką buvo tik kūrėjų svajonėse, bet dabar jie realybė. Kalbu apie has parinkiklį. Tai įrankis, kuris atveria visiškai naujas galimybes ir leidžia daryti stebuklus be jokio JavaScript. Gerai, iškart prie reikalo. Pažiūrėkime į šį pavyzdį. Matot, kaip užvedus pelę ant vienos nuorodos visos kitos gražiai pritamsta? Kaip tai padaryti? Kokia pirma mintis šauna į galvą? Tikriausiai JavaScript, ar ne? Ir žinokit, tai visiškai normalu taip galvoti. Nes ilgus metus CSS tiesiog neturėjo galimybės paveikti kaimininių elementų, ar juo labiau tevo. Stiliaus taisyklės keliaudavo tik viena kryptimi – iš viršaus į apačią. Būtent dėl to, norint tokio efekto, tekdavo rašyti skriptus, kurie stebėtų pelės judesius ir keistų stilius. Bet dabar viskas pasikeitė. Ir čia į sceną žengia mūsų dienos herojus – has parinkiklis. Tikras CSS superherojus, kuris išsprendžia šią ir dar daugybę kitų problemų. Kas tai per daiktas? Na, įsivaizduokim, kad turime dėžutę su mygtukais. Su has galime tiesiog pasakyti, jeigu šitoje dėžutėje yra paspaustas mygtukas, nudažyk visą dėžutę raudonai. Tai revoliucija. Anksčiau CSS galėjo reaguoti tik į pačias elemento būseną, o dabar jis gali matyti, kas vyksta jo viduje. Nors jį ir vadina tėvinio elemento parinkikliu, jo galimybės kur kas platesnės. Iš esmės, su has mūsų CSS tampa daug protingesnis. Jis gali tiesiog paklausti, klausyk, ar šitoje navigacijoje yra nuoroda, ant kurios dabar užvesta pelė? Ir jeigu atsakymas yra taip, jis gali pakeisti visos navigacijos išvaizdą. Anksčiau CSS buvo tarsi kurčios ir aklas tokiems dalykams. Gerai, teorijos gana, laikas praktikai. Dabar žingsnis po žingsniu pažiūrėkime, kaip has gamta veikia realybėje. Parodysiu, kaip nuo paprasto HTML kodo pereiti prie veikiančio efekto. Ir žinot, kas geriausia? Nereikia jokių papildomų klasių, jokių ID, jokių keistų HTML atributų. Viskas veikia su pačia paprasčiausia standartinė navigacijos juosta. Jokio kodų darkymo. Štai, žiūrėkit, kaip viskas paprasta ir tvarkinga. Tiesiog nav elementas, kuris aiškiai pasako čia navigacija, o viduje nuorodos. Tai ne tik švarus kodas, bet ir be galo svarbu prieinamumui. Viskas logiška ir aišku. O dabar prasideda magija. Paimsime has ir sujungsime jį su senu geru hover, kuris suveikia, kai ant elemento yra pelė. Šis duetas ir atliks visą sunkųjį darbą. Atrodo sudėtingai? Anaiptol. Išverskime šią eilutę į žmonių kalbą. Jis sako, surask nav elementą, kuris turi savyje bent vieną A elementą su hover būsena. Kai jį rasi, paimk visas A žymes, kurios yra tame nav elemente ir pritaikyk joms opacity 0,5. Svarbiausia, čia stilius pritaikomas visoms nuorodoms. Būtent tai ir sukuria tą pritemdymo efektą. Gerai, dabar turime vieną smulkmeną. Visos nuorodos pritemdytos, įskaitant ir tą, ant kurios laikome pelę. Bet sprendimas, jis tiesiog juokingai paprastas. Tam prireiks dar vienos daug trumpesnės CSS taisyklės. Šitą taisyklę tikrai visi puikiai žino. Jie tiesiog sako, nuoroda, ant kurios yra pelės kursorius, turi turėti pilną matomumą. Ir kadangi CSS taisyklės turi savo hierarchiją, ši konkrečesnė taisyklė yra stipresnė už pirmąją. Tad ji nugali ir perrašo opacity vertę tik tai vienai konkrečiai nuorodai. Ir viskas. Dvi paprastos CSS taisės ir turime elegantingą interaktyvų meniu. 0 JavaScript, 0 galvos skausmų. Argi nenustabu? Bet, žinote, šis meniu pavyzdys – tai tik ledkalnio viršūnė, tik maža demonstracija, ką šis įrankis gali. Has views parinkiklis atveria duris į visiškai naują CSS galimybių lygį. Pažiūrėkime plačiau. Skirtumas, kaip diena ir naktis. Anksčiau turėjom sudėtingesnį, sunkiau prižiūrimą JavaScript kodą, stiliai buvo išmėtyti po kelis failus, su has d viskas lieka ten, kur ir turi būti – CSS faile. Kodas tampa švarus, aiškus, lengvai skaitomas, o tai reiškia mažiau klaidų ir greitesnį darbą. Kaip sakoma, velnias slypi detalėse. Šiuo atveju has yra ta detalė, kuri paverčia anksčiau sudėtingą užduotį tiesiog lengvų pasivaikščiojimų. Tai ne tik taupo laiką, tai tiesiog daro kūrėjo darbą daug malionesniu. Trumpai tariant, has leidžia rašyti švaresnį, efektyvesnį kodą. Tik įsivaizduokite. Galima pakeisti formos išvaizdą, jei joje yra klaidingai užpildytas laukelis. Arba pakeisti viso puslapio išdėstymą, jei jame atsirado kažkoks specialus elementas. Ir pati geriausia dalis – jums nereikia laukti. Visos modernos naršyklės – Chrome, Firefox, Safari, Edge jau dabar pilnai palaiko šią funkciją.
Galima pradėti ją naudoti jau šiandien. Pabaigai norėčiau palikti atvirą klausimą. Jei jau tėvai gali reaguoti į savo vaikus, kas dabar tampa įmanoma? Galbūt formos, kur etiketė pakeičia spalvą, kai pradedama rašyti įvesties laukelyje, o gal interaktyvios kortelės, kurios atrodo vienaip, jei viduje turi paveikslėlį ir visiškai kitaip, jei viduje video. Galimybės yra tiesiog beribės ir bus be galo įdomu pamatyti, kokius kūrybiškus sprendimus atrasime.